Sveiki visi, šiandien esame Raseinių rajone, žieminių kviečių pasėlyje ir tęsiam savo rekomendacijų ciklą. Mūsų tikslas išsiaiškinti, kaip susitvarkyti su piktžolėmis žieminių kviečių pasėlyje. Žieminiai kviečiai buvo pasėti po žieminių rapsų, taikytas minimalus žemės dirbimas ir rudenį nepavyko panaudoti rudeninių herbicidų, todėl pasėlyje matome apstu piktžolių, jos yra įvairaus dydžio ir labai įvairaus botaninės sudėties. Pagrindinės piktžolės šiame lauke yra žliūgės, notrelės, našlaitės, ramūnės, kibusis lipikas, taipogi apstu rugiagėlių, kurios yra taipogi iš skirtingo išsivystymosi dydžio, nuo mažų iki tikrai jau didokų piktžolių. Taipogi lauke pastebėjome ir vienametės miglės. Piktžolės šiame lauke yra didelis, kaip minėjau, ir mums reikia priimti kuo greitesnį sprendimą, ką su jomis daryti ir kokius herbicidus panaudoti. Žieminiai kviečiai šiame pasėlyje pasiekia 27-29 augimo tarpsnį ir mes rekomenduojame panaudoti herbicidą Husar Active Plus. Šitas herbicidas savyje turi veiklias medžiagas, kurios efektyviai kontroliuos visas piktžoles, kurios buvo paminėtos. Rekomenduojama norma 1 litras į hektarą. Privalumas dirbant su šituo herbicidu toks, tai kad mes galime jį maišyti su augimo reguliatoriais ir mikroelementinėmis trąšomis. Herbicido nerekomenduojame naudoti, jei purškimo dieną ryte buvo šalnos arba tikimasi šalnų sekančiąją dieną. Ir taipogi, jei pasėlis yra stresuotas nuo maisto medžiagų trūkumo, nuo sausros, tai galima pažeisti pasėlį tokiu atveju panaudojus herbicidų ir mes gausime priešingą rezultatą, negu mes tikėjomės. Žieminiams kviečiams pasiekus 30 augimo tarpsnį ir jei dar nebuvo panaudotas herbicidas, tai yra pats paskutinis laikas, kada dar galima panaudoti Husar Active Plus. Ir jį galima sumaišyti su fungicidais kaip Input Triple ir šitą mišinį panaudoti lauke. Daugiau dėti šitą mišinį mes neberekomenduojame jokių produktų, nes tai gali pažeisti pasėlis. Rekomendacijos dėl temperatūros išlieka tos pačios, turėtų būti ne mažiau 10 laipsnių ir taipogi neturi būti naktinių arba rytinių šalnų. Kokius sprendimus reikia priimti pavasarį žieminių kviečių pasėlyje, jeigu rudenį buvo panaudoti herbicidai? Šį klausimą atsakysime aptardami žieminių kviečių bandymą Dotnuvoje, kur rudenį buvo panaudoti skirtingų efektyvumo herbicidai. Mes rekomenduojame vis tiek ateiti į tą patį lauką, kur buvo naudotas rudeninis herbicidas ir dar kartą jį įsivertinti ir peržiūrėti, kokios piktžolės yra likusios, ir turėdami tokį vertinimą mes galim tada planuoti pavasarinio herbicidų panaudojimą. Panaudojus herbicidą Mateno Duo rudenį žieminiuose kviečiuose, kur nėra nei smilguolių, nei miglių, o dominuoja tik tais dviskiltės piktžolės, pavasarį po vertinimo mes rekomenduotume panaudoti herbicidą sekatorių OD plus estetas. Šitas mišinys taipogi gali būti maišomas ir su augimo reguliatoriais, ir su mikroelementinėmis trąšomis. Panaudojus rudenį herbicidą Mateno Duo, pavasarį galime lauke atrasti pavienių miglių, smilguolių ir kai kurių dviskilčių piktžolių. Šiam tikslui mes rekomenduotume panaudoti herbicidą Husar Active Plus 1 litras į hektarą, kuris puikiai sutvarkys visas likusias piktžoles ir turėsite švarų lauką.